važiuojam. Važiuojam. Atmosferiniam varikliui tai yra labai fantastiški rezultatai. Tarp kitko, kai mes šnekam apie naujus automobilius, visą laiką aš pagalvoju apie tai, o kasgi bus su retro mylimais mūsų automobiliais ir kur tą mes jausmą gausim tokį patį, nostalgijos prisiminimus, mechaninė greičių dėžė, valdymas, visas nukreiptas į vairuotoją. Čia yra istorija, prie kurios mes galime šiandieną dar prisiliesti ir aš manau, kad tai yra kaifas. Labai fainas kaifas, kurį mes galime pajausti, tai faina, kad taip yra. Šiandien tokios pirmos irgi dienelės šiltos, kai mes galime pasimėgauti ir aš tarp kitko pastebėjau, kad labai daug automobilių irgi tokių biški senesnių arba retesnių, brangesnių pradėjo lysti po truputį į lauką. Ir čia galim pasimėgauti šiandien dieną ir tiesiog maloniai pavairuoti seną ir labai fainą automobiliuką BMW 6 serijos. Šiandien mus visi dar žiūri. Akį traukiantis automobilis. Raudona spalva, 89 metai, kupė modelis. Visi, kas praeina, būtinai pažiūri, ypač kurie supranta, ką tai reiškia ir kokia vertė yra šio automobilio. Kada mes šnekam apie irgi parinkimą naujo automobilio, aš visada užduodu savo klausimą, o kaipgi žmonės dabar jį parenka iš vis? Kaip aš su juo gyvensiu, ką aš su juo darysiu, kaip jisai važiuoja, kaip man patinka su juo važiuoti. Tikriausiai tokius klausimus užduoda savo galutinis vartotojas, bet šiandien dienai aš nejaučiu to visiškai sėdint šitame automobilyje. Ta prasme, čia yra jau kaip klasika. Retro automobilis, kuris atneša labai daug emocijų. Emocijos, kurios skleidžiasi visur per visą Vilnių, nes visi pasižiūri, visiems įdomu, fainai atrodo ir vairuojasi labai lengvai. Tu pripranti prie šito automobilio maždaug po kokių 3-4 minučių. Tu pripranti iš karto, kaip reikia jį vairuoti, kaip pajausti. Tiesiog pasaka. Aš nesitikėjau, pavyzdžiui, kad galima taip lengvai valdyti šitą automobilį, nors iš išorės atrodo visiškai ne taip. Ir tarp kitko šiandien labai pasisekė su oru. Ne taip kaip pirmą kartą. Mes šiandien pavažinėsime, pažiūrėsime, ką gali šitas automobilis, kaip žmogus su juo gyveno tada, ką jisai galėjo, kaip dinamiškai galim vairuoti automobilį, nes visgi tai yra ir sporto klasės automobilis, kuris turi tam tikrą galią. Čia yra 3,5 litro variklis, atmosferinis, kuris turi 135 kW galios. Ir aš manau, kad mes irgi patikrinsim šitą galią, kas išliko po kapotu ir pažiūrėsim, kokie bus rezultatai. Dar niekad nemačiau ant matavimo stendo tokio tipo automobilio tam, kad patikrinti, koks ten galingumas išliko. Bet aš manau, kodėl ne, pabandysim ir sužinosim.
Taigi, gerbimi žiūrovai, mes persikeliam trumpai į kitas patalpas pas Black Smoke Factory ir Janauto, kur pamatuosime ant Dino stendo šitą retro automobilį. Aš manau, kad tikrai mažai kas matė tokių automobilių būtent ant galios matavimo stendo, tai pažiūrėsim, kągi jisai gali parodyti mums. Tai kol ruošiasi BMW ant Dino stendo užvažiuoti, pagaliau Artūras surado keletą sekundžių laisvų. Tai gal gali trumpai papasakot, koks čia tavo projektas ir kas čia per variklis, ką tu bandai padaryti iš jo, nes čia aš taip supratau, kad galios bus pakankamai daug. Nu, tai yra Taurančikas, kuris turėjo kažkada tai 1.4 variklį, bet variklis buvo 2 kartus susprogdintas dėl problemų tam tikrų su grandinė. Vat, ir vietoj jo atsistojo 2,8 litro VR6, 24 vožtuvų su šiokia tokia nedidoka turbina. Sraigė tokia, ne? Jo. Tai pakol kas tas etapas jisai vysto 340 kW, bet susidūrėm su aušinimo problema. Tai va, tai pakol kas jisai yra pusiau toks išardytas, ruošiamas sezonui. Bet mašina yra paruošta kaip ir tokiam kasdieniniam važiavimui. Jinai yra dabar 4 varomųjų su robotu 7 pavarų greičio dėžė. Tai va, tai toks visai kasdieninis, linksmas automobiliukas. Nuvažiuoti į parduotuvę arba iš parduotuvės į kokį sąvartyną. Tai svarbiausia, kad ne į savo sąvartyną, jo, tai faina pamatyti tokius projektus, aš manau, kad tikrai pavyks, kada užkursi ir padėsi važiuoti, tai aš manau, kad pasakysi ir galbūt pralėksi mane. Nu tai būtinai, čia planavom sudalyvauti praeitam sezone drago čempionate, bet biškutėlį susidūrėm su tam tikrom problemom ir tikėkimės, kad galbūt šią vasarą pavyks. Bandykit, viską galima, garsas eina, suksim ant stendo, padarykit gerai. Važiuoja. Šiaip visai gyvas. Ta prasme, iš 135 mes turim 131 kW. Tai kažką mes gavom šiandien, ne? Aš taip supratau. Jo, kažką gavom. Tai išsukom beveik standartišką galę. Taip, jeigu tikėt to, kad standartai mes turėtume turėti 135 kW, tai po 3 sukimų, realiai rezultatai yra 2 sukimų, mes turim 131 ir 133 kW. Tai realiai antras sukimas šiek tiek prie aukštų sukių mes turim tokį pakelimą galios, tai dėl to užfiksuota yra 133. Tai vat, bet iki to grafika yra, ta prasme, 2 sukimų yra praktiškai identiški, kas yra labai gerai, atsižvelgiant į tai, kad tai yra senas atmosferinis variklis, turim ganėtinai neblogą
sukimo momento kreivė. Šiokius tokius nelygumus turim, bet nemanau, kad galima būtų tikėtis kažko tai geresnio. Ir aplamai, kaip atmosferiniam varikliui, kad po tiek metų aplamai ta mašina turi, sakykime, standartą, tai yra labai fantastiški rezultatai. Nu, tai super. Ačiū, kad prasukot, nes mes tikėjomės, kad gausim kažką panašaus. Tai labai yra prižiūrėta mašina ir aš tikiuosi, kad savininkas bus patenkintas. Jo, tai... Sakykime, pagal rezultatus ne visai naujesnė mašina ir ne visai su naujesnio kokio nors varikliumi arba variklio valdymo bloku gali parodyti tokius rezultatus, kokius parodė šitas agregatas. Aha, supratau. Nu tai malonu. Ačiū labai, kad leidot mums užvažiuoti. Visada prašau. Dėkui. Just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Cash flowing, pockets growing, wake up blessed every morning. Just in case y'all didn't notice, I'm the fucking shit up in this bitch and everybody knows it. Šitas automobilis niekaip nesusilieja aplinkoje, jisai išsiskiria. Taigi, kada mes šnekame apie tai, kaip gyvena žmonės su šito automobiliu ir kaip jie valdė, kokia dinamika buvo šito automobilio iš vis. Pagal parametrus, kuriuos mes suradome, šito automobilio dinamika 89 metais buvo deklaruojama kaip nuo 0 iki 100 km/h per truputėlį mažiau negu 7,4 sekundės. Čia yra įspūdingas skaičius, kolegos. Įspūdingas skaičius tų metų automobiliams. Jau visai vasariškas oras. Netgi jei būtų ir blogas oras, apie kurį mes pastoviai šnekam, kad pasisekė, nepasisekė, su tokiu automobiliu mano šypsena būtų tokia pati. Nes tas jausmas, kuris yra, kai tu perjungi bėgį, tu jauti sankabą, tu manevruosi iš tų automobilių. Čia yra pasaka. Čia yra pasaka, kurią reikia pajausti, nes per kamerą tą perduoti yra labai sudėtinga. Tu turi pajausti šitą jausmą. Kada mes šnekam apie hibridinį automobilį ir ypač lyginant jį su Volvo, su Audi, su BMW, naujo tipo automobiliais, kurie yra hibridiniai, kur benzininis variklis dirba kartu su elektrinė baterija, kuri padeda jam įsibėgėti ir tai... Galim dar pravažiuoti? Čia Vincas Alesius buvo ką tik. Mus šiandien visi lenkia. Mes važiuojam lėtai, ramiai. Šitas automobilis gali ir kitaip, aišku. Aš labai abejoju, kad žmonės, kurie pirko šitą automobilį 80 metais, galvojo važinėti labai atsargiai ir nuobodžiai. Ne, tikrai ne. Šitas automobilis gali, tikrai gali. Ir mes tą tikrai parodysim.
aš kaip ir pasikartosiu, visiškai jokio jausmo nėra, kad mums reikia čia kažkur skubėti, visas pasaulis kažkur tai juda, mes ramiai savo važiuoja ir mėgaujamės. Čia yra tikslas. Nuvažiuoti į centriuką, ramiai išgerti kavutės po pietų ir pasimėgauti šiuo automobiliu, nes mes nežinom, kaip bus ateityje, ar mes galėsim toliau naudotis jais, ar neišeis nauji įstatymai, kurie uždraus vidaus degimo variklius vėl ir kažkas pasikeis ir mes negalėsime tiesiog pasimėgauti tokiais retro automobiliais. Šiandien galime, tai padarom tai. Šiandien mums gavosi sutikti irgi vieną istoriją, bet čia jau naujesnė istorija. BMW 6 ir BMW 6 su Tautvydu. Nu tai Tautvydai, kaip šitą legendą, mes čia netyčia susitikom, bet Iš tikrųjų malonu matyti, kad skonis toks pats ir buvo fainai, iš tikrųjų, daug susilaukėm dėmesio ir, ačiū tau. Ačiū, buvo labai malonu, dėkui, kad sustojo. Tai va, žiūrovai, dėkui, kad yra tokie adekvatus žmonės, kur galima sustoti ir pasigrožėti gražiais automobiliais. Visiems geros dienos. Dėkui. Popping bottles nightly, yeah, we're dancing slightly. This bass has got me feisty. Whoa, popping bottles nightly, yeah, we're dancing slightly. This bass has got me feisty. Let's get it. We go hard all night. We go hard all day. Nothing gets in our way. It's feisty. Užteks gal to paprasto vairavimo, aš manau parodysim dinamiškai, kaip automobilis važiavo ir ką galėjo su juo padaryti savininkai tų metų. Galima ir aplenkti, ir pamanevruoti. Aišku, mieste to negalima daryti, nes važiuojam ramiai. Nedaugiau kaip 50 km per valandą, todėl viskas ramu, pagal kelių eismų taisyklės. Posūkis irgi, mes galime įeiti posūkį. Kolegos, važiuojam. Dar vienas posūkis į dešinę, operatorius laikosi. Čia tikrai automobilis su charakteriu, aš jums galiu pasakyti. Jisai turi tą galią, jisai turi tą jausmą, jisai nori kvėpuoti. Tai yra tikra nostalgija, kad mes galime prisliesti prie šio automobilio. Juk kaip ir aš minėjau, nauja era elektrinių automobilių mums neleistų padaryti daugiau ir tikriausiai, kad mes negalėsime to pajausti jau gal po kokių 10-15 metų, bet apie terminą sakyti tai irgi sunku, mes nežinom to tiksliai. Bet faktas, kad šitas automobilis duoda savo emociją, čia yra tikra nostalgija, pavairuoti, susipažinti ir tiesiog pajausti šitą automobilį. Ir kada mes dinamiškai vairavom, aš pajutau tai, kad šitas automobilis tikrai gali. Šis modelis konkretus yra 1989 metų gamybos su pilniausia komplektacija, kur yra elektrinės sėdynės,
borto kompiuteris, ABS sistema ir daug kitų privalumų. Taip pat jau priekiniai žibintai eina su lęšiais, kaip jūs matote. Apatinis lipas yra taip pat žemas ir truputėlį kitokios formos negu standartiškas automobilis šitų metų. Taip pat spalva ir taip pat modelis su L raidele, o tai reiškia luxury. Tai ypatinga komplektacija, pasižyminti taip pat ir chromo apdailą, beveik aplinkui visą automobilį. Po variklio dangčių šio automobilio mes matome legendinį atmosferinį 6 cilindrų variklį. 3,5 litro, kuris išvysto 135 kW. Kaip ir tradicija, mes turim patikrinti būtinai BMW automobilio įrankių komplektą. Čia lemputė yra. Ir pilnas ar nepilnas? Nu, kaip ir pilnas. Beveik vieno rakčiuko trūksta, ausytė yra, atsuktuvai. Nu, žodžiu. Sakykime, kad pilnas beveik yra. Kaip tokiam automobiliui atleidžiam. Šį automobilį mums laikinai paskolino Retronil. Tai ačiū labai už šią galimybę patestuoti, pabandyti padaryti gražių kadrų ir taip pat parodyti jums, gerbiami žiūrovai, kasgi buvo tais metais. Taigi čia buvo labai faina emocija, kurią aš tikrai ilgą laiką dar nepamiršiu. Ačiū Retronil dar kartelį, visiems geros dienos ir gero oro. Vadinasi, plovykla Vilniaus centre. Nuplausim bet kokį automobilį. Tik prabangu automobilį, prabangu.